Esu Dainius Trumpis. Šiandien pristatau skulptūrinių objektų parodą Brangios kaukės ir kiti padarai. Idėja kilo proceso metu. Ilgą laiką pas mane studijoje ir už studijos buvo sudėtos didelė krūva, sakykime, marmuro plokščių, kurios man atrodė labai svarbios, labai reikšmingos. Aš nedrįsau kažką su jom daryti. Kaip išeiti iš to rimtumo, kaip perlipti tą psichologinį barjerą reikšmingumo, rimtumo barjerą. Nes vis tiek marmuras, kaip bebūtų, asocijuojasi su skulptūrom, su antkapiais, su tokiais labai, sakykime, psichologiškai rimtais dalykais. Bet man kažkaip supratau, kad atėjo laikas, kai nebėra taip labai svarbu rimta daug gyvenime aspektų, ne tik marmuras, bet gal čia su metais taip ateina, kai daug aspektų yra nebe tokie rimti ir jie, jeigu truputėlį įneši žaismingumo, tai jie keičia pačią koncepciją. Tai konstruojant, padarant vieną objektą, antrą pastebėjau, kad tie mano marmuriniai, guminiai, plastikiniai objektai kažkiek turi panašumo į kaukės. Ir tada man atsirado dar viena dimensija, tokia, kaip sakykime, filosofinė ar socialinė dimensija mūsų pačių kaukių, brangių kaukių, kurias pakankamai brangu užsiauginti, įsigyti, nusipirkti ir jas nešiot. Ar tai mes būtumėm menininkai, ar tekintojai, ar nežinau, poetai. Jie sunku įgyti. Geriausiai galiu išpildyti savo sumanimą vizualiai, kaip aš jį matau, išpildyti keramikoje, aš tą stengiuosi ir padaryti. Jeigu tai geriausiai įsivaizduoju, kad galiu nutapyti kūrinį ant medienos ar ant drobės, tai tą ir darau. Tai ir kažkaip perėjau jau tą gal, nežinau, barjerą, kai jaučiu, kad nebūtinai parodos turi būti iš vienos medžiagos. Kad tema gali būti viena, bet medžiagos gali skirtis. Man dažniausiai, kai kyla mintis, nuo ko pradėti patį kūrinį, tai būna spalvų derinys. Tada tą spalvų derinį papildo, kodėl skarda, pavyzdžiui, todėl, kad jin yra pilka. Ir ant jos labai gerai matosi, kokia be uždėtum spalvą ir iš karto pradeda spindėti, kalbėti už save, komunikuoti pradeda. Todėl aš dažnai renkuosi tokią neutralią formą, pagrindą, kaip pavyzdžiui vienas kūrinys su žydra ir smėlio spalva, kuris ir tinklas ant viršaus, tai aš jį bekonstruodamas pirmą uždėjęs tinklą pagalvojau, kad tai yra Indros tinklas, kuris yra įplyšęs, kuris mus visus riša. Tai čia tokia filosofinė buvo, paskui labai nusileidau ant žemės ir labai paprastai primityviai pamačiau, kad tai yra smėlis, kad tai yra dangus, jūra, kad tai yra tinklas, kuris truputėlį plyšęs, gal nuo kamulio stipraus smūgio, gal šiaip nuo laiko po viso sezono žiemos ir panašiai likęs ir patrūnijęs.
kūrinys už manęs yra toks truputėlį kontroversiškas, sakykime taip, nes gal iš Marmuro, kai pradėjau daryti kompozicijas, jis buvo pats pirmasis. Tai dar net nežinojau, kad aš pradėsiu daryti kaukių seriją. Tai padariau tokią kaip saulės formą, gėlės formą, kuri yra netaisyklinga, nesusijungusi, neapvali tradiciškai, pro kažkur išlindusi, tokia neišbaigta. Tai nuo to pradėjau ir tada atsirado ir kažkokios metalo, spalvinės kompozicijos, taip grandinė atsirado, nes tokio kaip fetišo, lyg ir saulė spinduliuoja kažkokį tyrumą, gražumą, bet pats lenciūgas, pati grandinė, jį kažkaip mūsų sąmonėje atspindi kažką kitą, kažką tokio pririšto, suveršto, net nežinau, skaudaus truputėlį. Su kiekvienu kūriniu labai panašiai būna. Ir kai pradedi, tu nežinai, kokią emociją finale, sakykime taip, jinai pradės komunikuoti pats darbas, pradės reikšti, pradės rodyti. Todėl proceso metu daug būna minčių, daug bendravimo, daug kalbėjimo su kūriniu. Tai taip įsitraukė, taip prasidėjo mano tas ėjimas, kūrimas, kūrybinis procesas ir įsitraukiau į medžiagų paieškas, į jų derinius. Taip, sakykime, gimė visa ta kolekcija ir ją pristatau šiandieną.